Lietuvoje, parašiusio mūsų tautinę giesmę dar 1898 metais. Labai seniai ir jin dar tebėra mums aktuali, jinai yra mums brangi, nes tai yra giesmė mūsų tėvynei, apie mūsų Lietuvą. Mes dabar atėjome jos ginti, jos atstovėti ateities, apie kurią kalbėjo, ir apie vieningą ateitį, kur vienybė žydi. Žinokit, mes norėtumėm čia sutikti ne vien tik tai mūsų bočius, ne vien tik tai pagyvenusių žmonių asociacijos narius, ne vien tik tai žmonės Vilniečius iš gatvės galim pasakyti. Jie visi čia yra sveikintini, visi mums brangūs, žinokit, todėl kad mūsų siekiai yra visų bendri. Mes norėtumėm čia sutikti ir mūsų socialinės apsaugos ir darbo ministrę Moniką Navickienę. Ar jinai yra čia? Yra. Valio. Mes būtų truputį aukštesnis, bet mes to ir atėjome. Ir prašome, tada būtų tolygus tas kėlimas, indeksavimas, labai viskas svarbuoja. Dabar jums žodis, mes visi jūsų klausome. Prašom, Monika Navickienė. Prašo į vidurį. Klausykit, aš iš pradžių pasimokysiu su šituo mikrofonu kalbėti. Labą dieną visiems. Gera jūs čia matyti. Iš visų kraštų, iš kur bebūtumėt, ir iš Vilniaus, iš Alytaus žinau, kad yra, iš Raseinių. Žodžiu, visus tikrai sveikinu ir džiaugiuosi, kad esat. Džiaugiuosi, kad kalbat, kad nebijot pasakyti savo nuomonės ir pozicijos, ir noriu pasakyti, kad ta pozicija yra girdima. Ir kiek pavyks, kiek turėsiu galimybių, tiek šita vyriausybė ir toliau tęs pensijų indeksavimą. Pensijos tikrai indeksuosis ir indeksuojasi dabar jau sparčiau negu vidutinis darbo užmokestis, bet taip mes turime galvoti, ką daryti su pačiomis mažiausiomis pensijomis. Ir šitų sprendimų taip pat ieškosim, yra pagyvenusių žmonių taryba. Labai džiaugiuosi, kad yra jūsų atstovai toje taryboje. Galėsime į visus klausimus, kurie jums rūpi, ieškoti atsakymų ir šioje taryboje artimiausių metų. Tačiau pažadas yra toks, kad pensijos ir toliau kils ir tikrai atsižvelgsime į tai, kad ta bazė yra maža. Mes žinome, kad jinai buvo maža, kai pradėjome indeksuoti. Dėl to ir buvo stažas suvienodintas nuo 15 iki 30 metų, kad bazinė pensija padidėtų didesniam skaičiui žmonių. Bet labai gerai suprantu, kad yra tų, kurie tikrai sunkiai vis dar išgyvena iš mažų pensijų ir ieškosim nuosekliai ir toliau sprendimų, kad ta žmonių pensija būtų didesnė. Tai yra ne tik tai mano, tai yra šios vyriausybės ir ministrės pirmininkės taip pat prioritetas pensijom, tiek lėšų, kiek per pastarosius 4 metus niekada nebuvo skirta. Tai aš tikiu, kad jūs tą ir jaučiat, ir suprantat, ir tikrai drauge ieškosim tų sprendimų toliau. Ačiū, kad jūs kalbatės, ačiū, kad siūlot, ir mes tikrai tų sprendimų ieškosime toliau. Ta galiu jums pažadėti.